Sveiki, esu tas pats Aurelijus Bambalas, ABC Namo vienas iš įkūrėjų. Ir paskutinis likęs. Turėjau garbės dirbti su Juzefu. Juzefas atnešė į ABC Namą visiškai kitokį požiūrį į marketingą. Ir pusmečiui praėjus, kartu dirbant, sunkiai dirbo jisai. Jam buvo iš tikrųjų sunku mane priversti patikėti tais pokyčiais, kuriuos dėka jo padarėme kartu. Ir iš tikrųjų po 2 metų įvyko 3 metų kasmetinis 300% įmonės augimas, kol tai sustabdė karas. Karas sustabdė, bet nenutraukė ir nenužudė. Juzefo padaryta pažanga arba pokytis įtakojo labai ilgam ir pačios įmonės procesus ir žmonių suvokimą apie ABC Namą apskritai. Nežinau, kaip jisai sugalvojo ir kas jo galvoj sukosi. Man pats įdomiausias žodis arba frazė buvo jo kalboje, kai mes kalbėdam apie ABC Namo marketingą ir galimai kalbėdam apie klientus, tai buvo toks keistas žodis funelis. Sako, aš sukursiu mums funelį. Tada buvo mums, nes mes buvom kartu. Ir aš iš pradžių suprantu, kodėl ne tunelį, o funelį. Na, paskui, kai su juo ilgiau praleidau laiko, supratau, kas yra tas klientų funelis, kaip tie klientai yra renkami per Google sistemą, per Facebooką. Ir tai veikia. Tai veikia, tai suveikė ir tai veikia iki dabar. Tai dėkui Juzefui, dėkui jo projektams. Ir aš manau ir esu įsitikinęs, kad jeigu skirsite kartu su juo laiko savo produktui, savo verslui, savo galimai kažkam norą ištransliuoti žmonėms, aš manau, kad jam užteks įžvalgų suvokti jūsų produkto stipriasias dalis, jūsų produkto ar paslaugos ypatingos vietas, kurias žmonėms parodžius, aprašius, nufilmavus, pateikus jam jo žinomų būdų, žmonės į tai atkreips dėmesį. Tai atkreips dėmesį geriau, negu kad vien tik tai aš galėčiau kalbėti, kad ir dabar sėdėdamas vidury vasaros nakties, praktiškai 12 valandą nakties, prie savo stalo ir pasakodamas jums, kad iš tikrųjų sąžiningai, visiškai net nebejojant tuo, aš sakau dar kartą. Tai buvo labai vertinga patirtis. Kad tai buvo nuostabu ir tai buvo faina ir tai buvo gėlės, fejerverkai. Ne. Tai buvo žiaurus dalykas. Pokytis, suvokti pokytį yra vienas dalykas, o jį pereiti ir įgyvendinti tai yra visiškai kiti dalykai. Tai skauda, kaip visą laiką. Bet tas dalykas absoliučiai apsimokėjo ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad susipažinau su juo. Mes padarėme daug gerų dalykų ir šiandien, jeigu ir jūs dabar matote ir girdite mane, tai reiškia irgi dėka jo. Šiandien kamera jo rankose, o aš sėdžiu prieš jūs. Ir manau, jeigu aš jam padėjau, tai aš labai dėkingas esu, nes jisai man tikrai padėjo ir kad ABC Namas ateitų į žmonių galvą, širdis ir jie ateitų į ABC Namą kaip į savo namus, tai jisai prie to prisidėjo. Gero bendradarbiavimo su Juzefu jums. Gerų patirčių. Iki ir užsukite ABC Namą.